Taigi, keliaujam į antrą dieną prie šito gražuolio nuostabaus bokštelio. Šiandien diena yra išskirtinai tobula. Kažkaip saulė šviečiam, bus jau karšta, matau, bet šiandien šiek tiek daugiau vėjelio. Nieko baisaus, tas vėjelis panašu, kad draugiškas. Ir jo, vakar buvo labai intensyviai dienelė, padarėm 6 šuolius. Šiandien tikriausiai bus dar intensyvesnė, dar daugiau šuolių. Labai fainai, kad tiek daug žmonių atėjo pažiūrėti. Tai labai smagu dalintis ir papasakoti visiems čia, parodyti tą sportą. Tai ačiū visiems, kas atėjote iš tikrųjų. Ir tikiuosi, šiandien bus dar daugiau žmonių, nes yra šeštadienis. Ir jo, šokinėsim visą dieną, kiek tik oras leis, jeigu tik tais neužlis ar panašiai. Tai va, bus puikiai dienelė. Rytas prasideda nuo parašiutų pakavimo, nes vakar vakare visi buvo tikrai smarkiai suvargę ir tingėjo tą daryti. Tai pradedam su packjobais, susipakuojam ir neužilgo bus 11, kilsim pirmam šuoliui. Ir taip, manau, kas valandėlę po šuliuką varysim. Tai šiandien įdomi diena Matuko laukia, nes jisai šoks tandemu nuo bokšto. Taip. Esi tandemu šiaip šokęs? Esu vieną šokęs iš lėktuvo, bet dar nuo tokių objektų neteko. Iš lėktuvo kažkaip atrodo viskas easy? Taip, atrodo paprasčiau, aukštis didesnis. O čia daugiau streso? Daugiau streso, buvo sunku užmigti, nemeluosiu. Rimtai? Jo. Prieš miegą galvoji apie tai? Taip, galvoju, atsikėlęs irgi pirma mintis buvo. Geras. Tai ką, kokia pagrindinė emocija dabar tave laiko? Ar šiaip jaučiu, manau, pasitikė šitų instruktorių? Jo, aš pasitikiu. Mačiau, kaip vakar šokinėjo, tai mačiau, kad visiškai profesionalą, tai kaip ir... Bet tas jauduliukas tiek yra. Pasitikiu, bet vis laik visko gali būti. Daugiau gal yra to excitemento nei baimės, iš tikrųjų. Okay. Manau, dar kitas bus jausmas, kai stovėsi viršuje ant to krašto, dabar čia be pigų pačio išnekėti. Taip, lengva šnekėti, sa. Nu, cool, tai palinkėsiu tau sėkmytės. Dėkui. Ir būsiu šalia, kai tu šoksi, tai pafilmuosim daugiau. Nu, Matukai. Taip. Nu, pasiruošęs esi? Pasiruošęs. Apginkluotas, visas apklijuotas, šalmas uždėtas, kamerą laikiklį turi. Taip, viską dariau. Visą instruktažą gavai? Viską gavau, viską pasiruošęs, bet kaip ir supratau, tai turėtų viskas būti gerai. Tai dabar jau ramiau, ar daugiau streso negu buvo? Ne, manau ramiau. Kai užkilas, aš jau ramiau negu buvau pačioje. O, tu atsipūtęs esi, senis? Apsipūtęs. Labai gerai. Labai fainai susitikti tokį patį draugelį. Tai dabar lipsim ant krašto ir ten žiūrėsim, kaip jausies. Taip. Nekantrauji? Nekantrauju. Tai nufilmuosiu, kaip Matukas šoka tandemu, o pats kažką paprastesnio apšilimui pirmam šuoliukui šausiu kokį nors ten frontuką, viengubą bėgantį, tai tokį ramų šuoliuką. Bet ateina štai toksai kažkoksai negražus orelis, tai skubėti reikės. Gal dar vieną iš karto šausim. Tai žiūrim, kaip čia rutuliosis. Nu, matau, kaip ant krašto stovėt. Kažkaip, kuo toliau, tuo mažiau bijau. Ne, aš kuo daugiau stoviu ant to krašto, tuo labiau bijau, žinau. Kažkaip man atvirkščiai čia viskas yra. Gal toks jauduliukas per didelis, kad nelabai suprantu net kokie jausmai čia. Kas čia vyksta, ne? Taip. Arba apsimetu, kad nebijau. Pats prieš save apsimeti. Taip. Kai Mauricijus, tai yra tandemo instruktorius, įsitikina, kad viskas tvarkoje, paklausia Mato kliento, ar jis pasiruošia šuoliui ir tada duoda instrukciją atsistot pasiruošti šuoliui, tai šiek tiek pritupimas įvyksta ir Matui, tai yra klientui, nieko daryti nereikia ir Mauricijus instruktorius nustumia abudu ir šoka jo paliepimu. Parašiutas skleidžiasi iš karto, nes medūza, kuri įsleidžia parašiutą, yra pririšta prie bokšto ir parašiutas įsleidžia iš karto, tai tik tais turi apie 3 sekundės kritimo abudu ir tada jau sau laimingai skrenda po kupolu. Pasiruošęs? Jūs pasiruošę? Nu, tai žiūrim, kas čia gausis. Ok, 3, 2, 1, beis. Aš įsibėgėjęs šaunu frontflipą, Liudas šoka paprastai ir mes iškart skleidžiam parašiutus, viską padarom tobulai, bet taip atsitinka, kad mūsų parašiutai skleidžiasi viename aukštyje ir tik greita Liudo reakcija padeda išvengti susidūrimo ir viskas baigėsi puikiai. Liudas pervažiuoja mano medūzą, bet tai niekaip nedaro jokios įtakos mūsų skrydžiui ir mes tiesiog skrendam link nusileidimo aikštelės ir mėgaujamės puikiais vaizdais. Nu, su kojytėm pro kupolą praėjo. Ne su kojytėm, su kupolą tavo medūzą suvažinėjau. Sau.
Šaunuolis. It's easy, no? With a big boy and into okay. And you see the landing, no? Yeah. We was whooping a lot, no? Yeah. For the heading, so it's okay. It was so fun because Marius. Marius told me, my brother is almost like me. No, But I am almost like him. no, he's not 90 kilo, my friend. I think so, he's 90. No, okay, 8 to 9. With one day it looked like more smooth. Depends if it's after or before breakfast, no? Šaunuolis. Koks jausmelis? Žiūri, geras jausmas, bet iš tikrųjų buvo baisiau negu tikėjausi iš tikrųjų, nes gan buvau ramus ir kai prasidėjo pats šuolis, tai tasai pats kritimo jausmas, man atrodo, nes aš ten įvairius garsus pradėjau skleisti. Aš mačiau, kad tu biškai stresful buvai ant to krašto, ne? Taip, Bet čia normalu? Bet normalu, kai nešokai, ne kiekvieną dieną šokinėjai, tai man atrodo visai normalu. Tai. Geras, bet šaunuolis, išdrįsai, kad ne kiekvienas išdrįstų. Dabar jausmas yra ištis wow, epic. Nes kai viskas pasiliaidžia, pasibaigia. Taip, wow, easy. Visiems rekomenduočiau, jeigu turėtume tokią galimybę, pasinaudokite. Šaunuolis. Na ką, žygiuojam vėl į bokštą ir su draugeliais čia kažką darysim, visi kažką biškai įsitempę, aš nesuprantu, toks feibukas keistas. Gal leis nušok? Gal reikia nušok, ne? Gal leis, paprašysim. Paprašysim, kad leistų. Kaip tu be nulį jautiesi va čia tam renginį? Atsipalaidavęs maksimaliai. Atsipūtęs, ne? Taip. O kur tu matei įsitempęs ir žmogus? Nu, kažkokia biškai susiraukia, kiti aš nesuprantu, čia kažkaip Pavargę, įtampa, gal pavargė. Vakar iš paskutinių varė. Nu, ja. O šiandien reikia neatsilikti, žinai. Reikia šiandien spaust gazą dugną. Tai daugiau. Reikia rodyti klasę. Nu tai važiuojam, parodysim kažką. Labai džiaugiuosi, kad tiek žmonių susirinko pažiūrėti šito renginio. Per abi dienas ėjo tiek ir į viršų bokšto, tiek ir apačioje žiūrėjo ir galėjo būti liudininkais tikrai nepakartojimo renginuko. Šaunu geinerį, tai yra atbulinis salto ir su juo labai svarbu teisingų metų išsiskleisti ir išmesti medūzą. Būtent tuo momentu, kai pamatai žemę arba bokšto kraštą, tada turi traukti medūzą ir skleisti parašiutą. Tada tokiu būdu įsiskleidžia parašiutas tobulai ir belieka nupilotuoti savo parašiutą į nusileidimo aikštelę ir duoti 5 draugeliui. O yra buvę kada, kad tipo net lievai susidėjo parašiutą, kažkaip netaip išsiskleidė. Gal, nežinau. Nu, dabar va neseniai iš lėktuvo, kai šokau, reikėjo atsikabinti nuo parašiuto. Tai va tada tą ir pagalvojau, kad tikriausiai blogai susidėjau kažką, ar net, aišku, net gaminau, ką aš ten blogai susidėjau, bet maus, nu, daugiau kaip ir nėra kitų variantų. Su šitu tai ne, čia tai jau toksai labai preciziškas dėjimas. Čia jau stengiasi. Žinai, ten iš lėktuvo turi 2, tai ką ten persistengsi. Tai mes dabar ką benai darom? 3 bandysim. Bandysim šokti 3 parašiutininkai vienu metu nuo televizijos bokšto. Tai bus kažkas įdomaus. Bet visa esmė yra pasidalinti aukščiais. Taip, kad skleistumėm skirtingose aukščiuose. Kad nebūtų nepatogių situacijų. Nepatogių situacijų, sakai. Fainai kaip patogios situacijos. Norės to komforto, žinai, vis tiek. Nu tai bandom. Tai tu skleisi kuris? Kelintas? Antras. Tu antras, o man ilgiausiai teks tada prakris. Nu ir gerai. Kažkaip padarysim. Pabandom, ne? Žiūrim, kas gaunasi. Laukiam drono, aš skaičiuosiu garsiai, gerai? 3, 2, 1, beis, varau tada. Čia dar čia tik testas buvo. O kai jau rimta, to išgasim. Pasiruošęs? Pasiruošęs? Pasiruošęs. 3, 2, 1, beis, šim! Šokant 3 taip pat labai svarbu visiems pasiskirstyti skirtingais aukščiais, kad įsisteistumėm saugiai. Ir aš šito šuolio metu medūzą iš rankos, bet metu ją tarp kojų, darydamas atbulinį saltą. Šitas triukas vadinasi twineris. Tokiu būdu įsileidžiu greitai, bet su nuotykiais. Marius skleidžia parašiutą mesdamas iš kišenės, taip įsileidžia žemiausiai, o Liudui parašiutą įskleidžia draugelis iš karto. Taip mes pasiskirstume aukščiais ir turime erdvės skristi bei nesusidurti danguje. Taip pat daug erdvės nusileidimo aikštelės ir galim nusileisti viens kitam netrukdydami. Nice! Woo!
Yeah, boys! Nu ką, šuoliukai, čia vyksta, labai daug žmonių suvažiavę. Einam, pakalbinsim atsitiktinius praeivius čia atsėdinčius, žiūrinčius, kurie laukia atsisėdę. Merginos, sakykit, kaip jums čia tas renginukas žiūrisi? Oi, labai geras, mes jau iš vakaro čia sėdim, laukiam ir žiūrim. O neprailgsta laukimas vis tiek tų parašiutininkų? Ne, labai įdomu, labai laukiam gražių šuolių. Ir kaip emocija, koks patyrimas yra, koks jausmas, kaip pamatot va tos žmonės krentančius? Nu, labai įspūdingas, biški gąsdinantis, visoks išmeta vis. Kad tik išsiskleistų, galvoja apie tai, bet šiaip jo labai geras, labai smagu, labai įdomu ir dabar, kur buvo 3 šuolis, 3 žmonių labai patiko tas. Neskirtinis, nes visi po vieną šokinėjo. Taip, įspūdingas tikrai. Labai įtraukiantis. Bet įdomi emocija, ne? Pirmą kartą matos tokius dalykus gyvai. Pirmą kartą matau beiso jo šuolius gyvai. Nu, tai beisas visai kitaip negu iš lėktuvo šokant. Taip, ir nuo tavo bokšto ypatingai. Ir nuo tavo bokšto, daug. O tai kitais metais, jeigu toks renginys vėl būtų, ateitumėt pažiūrėti? Tai būtinai ir pasikviestume draugų, atsineštume šaltkrepšį ir vaistelio, piknikėlį. Nu, čia galėtų būti koks. Trūksta čia šiek tiek kokių nors futrakų, ne? Taip, čia tokį renginuką galėtum. Galėtum čia užsukti rimtą renginuką, bokštas galėtų čia jo padaryti. Taip. Parekomenduosim bokštui įsitraukti šiek tiek daugiau. Ačiū merginos labai už informatyvę tokią informaciją. Džiaugiuosi, kad jums patinka. Ir žmonių tikrai čia yra, kas ateina pažiūrėti. Tai jeigu praleidot, kitais metais tikiuosi pamatysite gyvai. Rytvaras. This is our brother from Latvia, like famous Latvian base jumper. Labas, viskas gerai. How do you feel being in Vilnius and jumping from the tower? It's amazing. It's first time for me and the tower is fucking amazing. It is beautiful. Beautiful. Good day. Would you come back for this event like this? If you invite me again, of course. No questions asked. Yeah, we would like to have this like huge international event. Yeah. That would be awesome. Like in Tallinn. Yeah. Next year. Yeah. Let's do it, yeah, man. For sure. Let's go jump tower. Nu ką, 3 šuoliukas pavyko puikiai, labai smagu buvo, bet kažkaip reikia kelt kartelę. Tai dabar šoksim visi 7. Tik tais tokia vorele po vieną, bam, iš eilės šokdami, skleisim viens kitam parašiutus. Ir turėtų būti gražus vaizdelis iš apačios, kai krūvos žmonių skris vienu metu ore. Tai vat, nesudėtingas, bet manau visai gražus šuolis. Įsirikiuojam visi 7 vorele, vienas paskui kitą, rankose laikom draugų medūzas, tai priešais stovinčio draugelio medūzą, būtent medūza įskleidžia parašiutą ir laikome tol, kol draugelis nušoka ir taip įskleidžiam savo draugui parašiutą. Kiekvienas luktelnam kelias sekundės, kol draugelis nuskrenda, atsistojam ant krašto ir šokam patys. Ok, 3, 2, važiuojam! Važiuojam! Danguje taip pat po parašiutais skrendam vorele, vienas paskui kitą, kad netrukdytumėm vienas kitam, bet tuo pačiu esam pasiskirstę aukščiais, kad būtų ir sunku kažkaip užkirsti vienas kitam kelią. Pats šuolis iš savęs tikrai niekom neypatingas, nes tiesiog iš karto skleidžiam parašiutus, iš karto skrendam, bet labai smagus komunos jausmas skristi visiems kartu danguje ir daryti šuolį visiems kartu. Na, o po to nusileidę iš karto puolam pakuot parašiutų ir kartojam visą procedūrą. Labai paprasta sistemėlė, sėdam, laukiam lifto. Kai liftas yra, tai galima šokinėti non-stopu. Tai vienas po kito šuolio. Varom. Pakel su liftuku mumis. Tilpsim vis. Tilpsim. Liftuką. Kylam virš. Šik užsipildys. Iš lifto ateinam į puikų restoraną, tiksliau barą, su gražia terasėlė, užsipildom šiek tiek popieriukų ir varom iš karto kitą šuoliuką.
kaip I don't think I signed. So I signed on this one. Čia matai, čia užimtas, čia parašytininkas neužimtas. Nes taip, Arvydas Liudas, Martynas. Valiau biškai supratau. Nu šaunuolis, į pabaigą. Kitais metais aiškiau. Kitais metais čia jau... Thank you, boys. Gerai. Pasiruošę vaikai? Važiuojam. 3, 2, 1, base, jump! Šoku su Geineriu ir padarau klaidą per anksti išmesdamas medūzą, kuri apsivinioja mano ranką, bet sugebu labai greitai išspręsti šitą problemą, pakeldamas ranką ir parašiutas įsiskleidžia puikiai. O kadangi turiu antrą parašiutą, nieko nelaukdamas kylu į bokšto viršų ir žadu pakelti šitą žaidimą į kitą lygį su dvigubais saltais. Ir darysiu būtent priekinį dvigubą. O pradžiai reikia, žinoma, palinkėti draugams sėkmytės ir pasiruošti šuoliui. Gerai! 3, 2, 1, base, jump! Ai, gražuolis. Yra! Techniškai šuolis pavyko tikrai neblogai, gal tai tiesiog turėjau stiprų sklydimą, bet dėl to, kad ilgiau pakritau, o toks stiprus buvo, kad kamera atsilenkė į kitą pusę. Bet dėl to tik tais geresnį kadrą gavau, kitokį kadrą. Nu, vyrukai, kaip ir uždarinėjom renginuką, nebedaug čia liko. Jo, aišku, negalima sakyti dar, kaip sakant, neperšokė griovio. Jo, tai dar padarysim vieną šuoliuką, jo, ne? Bet aš jau tikiuosi, kad po šito šuoliuko, karočiui, stovės žmogus su kokiu gėrimuku. Nusileido šampanėlį tuos, ne? Kad paduotų man taip atsigaivinti. Galima ir, žinai, ir nealkoholinį kokį. Nealkoholinis irgi tinka. Kokį limonadą. Bet jau švęsim šventę, ne? Šiandien jau atsipalaiduojam viskas, jau kaip sakant. Atidirbta, ne? Bet tarkis jau permušta. Bet šaunuoliai. Gal, gerai čia buvo, ne? Renginukas užsuktas, tai wow, tikiuosi suksis dabar kas metus toks reikalas žmonėm pamatyti kažkas tokio. Nes, žinai, nu, blemba, estai turi, ne, ko mes prastesni. Ne, turim geresnį bokštą negu estai turi. Dabar švien nusileidimo aikštelė, tobula, vėjas žymiai geresnis, visa kita. Dar 3 šiam dar, kad galim šokinėti ir iš kitos pusės, nu tai... Viskas, ko reikia. Nu, žiūrėk. Varom šokti. Kevrytė. Filmuoja? Raudoną. Raudoną mirksi? Jo. Daug 5. Raudoną reikia mačiau. Nu, dabar žinokit, šausiu dvigubą atbulinį salto. Žinokit, čia tai bus vaizdų, hebra. Pasiruošę? Važiuojam. Eina sau. Okay. 3, 2, 1, base. Loading, strapped with the lyrics like I'm bowling. Keep pushing on, keep rolling. Didn't wanna listen, but I told him one more time. Your favorite MCs, bronze or silver. These raps here are golden. Cards on the table, there's no folding. Spit bars at the club, zoning. TikTok come to London, get ripped off. Man get pissed off when I start lift off. Sweet like flavors, cookie and biscuit. Can't hear, yeah, the bars I get ripped off. Picked up myself, yo, every time I tripped off. My G's do everything mix up. Full circle, not everybody mix up. That's irrelevant, marry like an elephant. Keep it hard, but you know that it's elegant. Get mad, but always benevolent. Always moving up, just leveling. Constantly telling them rhyming, riddling. Cycle through these streets, I'm pedaling, hibernating and boom, she's back again. Oh, cause a little fire on the track again. Turn the music on, vibe like an icon. Yeah, if you want fun, we can go psycho. Do it, bar, turn the mic on. Mic on, turn the music on, vibe like an icon. Yeah! Icon. O geriausias dalykas, kad nereik pakuot parašiuto. Yes! Maladėt, žiauriai geras. Ačiū seniai. Ačiū tau. Kažkaip žaliuką iš tavęs užuodžiu. Čia gali būti? Gali. Gavau kaip ir norėjau, nusileidęs iš karto. Nu ką, dienelė panašu, kad sėkmingai baigta. Visi sėkmingai sušokom. Labai gražų šuoliukai. Labai džiaugiuosi, kad įvyko šitas renginukas. Kad šitas baukštukas patyrė mūsų, mes jį.
Čia labai gražus man toksai simbolinis čia tas šokinėjimas, nes nieko nėra arčiau laisvės potyrio, tikriausiai ir laisvės kaip nušokti, patirti laisvą kritimą, įsiskleisti ir išgyventi. Šitas bokštas irgi yra apie laisvę, apie Lietuvos laisvę, apie mūsų laisvę. Tai čia toks labai kažkoks simbolinis ir tikrai širdį kabinantis momentas, kad gavom progą ir labai didžiuojas, kad vyrai suorganizavo ir padarė šitą eventą, šitą renginį galimus, tikiuosi jisai tęsis. Ir labai džiaugiuosi. Tai ačiū, kad keliavot šitą kelionę su mumis kartu. Ir tikiuosi patiko ir pamatysim ateityje daugiau gerų vaizdų. Ir labai tikiuosi, kad tas eventas nenumirs po 1 metų ir tęsis toliau. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki. Labai noriu padėkoti visiems prisidėjusiam, tai Linui už nuostabius drono kadrus, Mantui už daug kitų gražių kadrų, kuris filmavo su fotoaparatu ir galėjo mane pavaduoti, nes aš čia neturėjau laiko tiesiog filmuoti, kiek reikėjo daug šokinėti. Visai Beiso komandai, kuri šokinėjo ir organizavo renginį, kaip kad Marius, Benas, Arvidas, Liudas. Ačiū aukštalipiams, kurie mus saugojo, tai Denas ir Darekas, labai be jūsų nebūtumėm išsisukę iš tokių situacijų, kurių nebuvo, ačiū Dievui. Taip pat svečiam, kurie atvažiavo iš užsienio, kaip kad Latvis Rytvaras ir Italas Mauricijus, be jūsų šitas renginys nebūtų toksai skanus. Ir žinoma, ačiū visiems atėjusiems, palaikiusiems ir patyrusiems šitą renginį kartu su mumis, be jūsų nebūtų mūsų. Ir žiūrėkit, padarom šitą renginį kasmetinį, o ne vienkartinį, nes čia yra kažkas tokio, ko visiems mums tikrai reikia.